teismas pasisakė gana kategoriškai, kad įrodymai buvo, kaip galima sakyti, neteisėti, kad ne taip surinkti ir taip toliau. Kokia yra prokuratūros pozicija? Skūsit, neskūsit, patenkinti, nepatenkinti? Na, galiu pasakyti vieną dalyką, kad mano praktikoje kontroliuojant ikiteisminius tyrimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir tokiems tyrimams vadovaujant, nežinau ne vieno atvejo ir kolegų praktikoje, kuruojant atitinkamo pobūdžio bylas, nežinau ne vieno atvejo, kad būtų įsiteisėjęs pirmos instancijos sprendimas. Tai yra, kad tokie sprendimai nebūtų skundžiami, kokie jie bebūtų, ar jie būtų apkaltinamieji, ar išteisinamieji. Ir manau, kad tai yra teisinga tokia praktika, kadangi būtent, sakykime, taip, kelių instancijų sprendimai, jeigu jie yra tokio paties pobūdžio, tai yra apkaltinamieji ir išteisinamieji, tik tai parodo stipresnę poziciją, kad tas sprendimas yra teisingas, teisėtas ir pagrįstas. Taigi tuom faktiškai ir pasakiau, kad šis sprendimas bus skundžiamas iš tikrųjų ir detaliau kažką tai komentuoti, pasakyti negalėčiau, nes patys girdėjot, kad buvo nuosprendis skelbiamas sutrumpintai, tai yra įžanginė jo dalis ir trumpai rezoliucinė, trumpai paaiškinant motyvus. Bet ne visiškai norėčiau sutikti dėl to motyvo, kad yra neteisėti tie duomenys, kurie buvo gauti operatyvinių tyrimo veiksmų metu ir kad jais remtis negalima, nes aišku, šioje vietoje reikėtų pasižiūrėti nuosprendį detaliau ir pasianalizuoti, tačiau yra visai nesena Aukščiausiojo teismo išplėstinės teisėjų kolegijos berods sprendimas, kur yra pasisakyta, kad jeigu operatyvinio tyrimo veiksmai buvo atliekami bylose dėl panašaus pobūdžio veiksmų nusikalstamų, tai juos galima panaudoti ir bylose, kuriuose, sakykime taip, kaltinimas pasikeitė galbūt į kitą nusikalstamą veiką, bet, kaip minėjau, panašaus pobūdžio veiką savo esme ir savo pavojingumu. Detaliau nepasakysiu, čia esmė, reiškia, tokia to sprendimo. O šitoje byloje pasikeitė kaltinimas, ar ne? Iš pradžių buvo kyšininkavimo, o paskui perkvalifikuotas į piktnaudžiavimą? Ar buvo dar kita kažkokia byla? Tai iš esmės pasikeitė veiklos kvalifikavimas, sakykime taip, nesikeičiant iš esmės pačios veikos objektyviai pasireiškusioms aplinkybėms. Tai nėra kažkokia kita byla, tai yra tiesiog perkvalifikuota nusikalstama veika. Ponia Andriuškevičienė sako, kad šitą bylą tyrę prokurorai buvo nekompetentingi, jie galbūt netgi melavo tiesiai į akis teismui ir taip toliau. Ką jūs galėtumėte pasakyti? Ar čia... Galiu pasakyti, kad Konstitucija visiems suteikia teisę reikšti savo nuomonę. Ačiū. Andriuškevičienė dabar negalėtų grįžti į darbą, kol neįsiteisės nuosprendis. Teoriškai, mano manymu, kol neįsiteisės teismo nuosprendis, tai galioja visos procesinės tos prievartos priemonės, tiek kardomosios priemonės, tiek nušalinimas nuo pareigų, kurios yra šioje byloje taikomos.